Taigi, mes grįžtame į studiją ir tęsame diskusiją. Na, ponia Vaicekauskienė, ar jūs esate tikra, kad per savaitę sugebėsite įvykdyti teismo sprendimą? Matote, žodis tikra, aš norėčiau tuo būti tikra ir tai vėlgi nepriklauso, vien tik nuo manęs priklauso, be abejo, nuo su manim kartu dirbančių institucijų tai irgi priklausys. Noriu pabrėžti, kad šiandien, poniai Venckienei, aš pasiūliau dar kartą apmastyti esamą situaciją ir šitą sprendimą, siekiant, kad nežaloti mergaitės ir emociškai, ir fiziškai, kaip deklaruojama yra meilė, rūpestis vaikui, kad mergaitė būtų atiduodama nedelsiant mamai. Nežinau reakcijos. Na, jūs jos nežinos, bet atspėti lengva, ar ne? Turėkime vilties, gal žmogus supras, gal galų gale suvoks. Išviešinta viskas, man tai baisiausia, turbūt visur viskas, labai viskas virsta vieša ta informacija. Bet ką, kas vyksta šalia mergaitės, viskas iš karto eina į viešumą. Tu gali daryti bet kokį geranorišką žingsnį, aš nematau jokio geranoriškumo iš kitos pusės. Yra pyktis, todėl galbūt mano toks požiūris, gal kad na, bet žiūrėkit, jeigu... Viskas žiūrima iš pykčio pozicijų. Gerai, bet jeigu laikytis tos Venckų versijos, Venckų kėdžių versijos, kad jie, na, tiki, kad buvo mergaitė tvirkinama ir jie kovoja dėl mergaitės. Na, galima patikėti, kad jie tuo tiki. Jie tai panašu, kad jie jau tuo tikiu. Tai gal tai paaiškina jų elgesį tada? Bet tai vyksta teismo procesas. Ir jeigu teismas įrodys, kad buvo ta pedofilijos byla, aš jau vėlgi, kaip minėjau, vaiko grąžinimas atgal pas globėjai yra irgi įmanomas toksai teismo sprendimas. Teismas priims kitą sprendimą. Na, bet jeigu jinai net nėra įtariamoji, tai akivaizdu, kad, na, tų dalykų jinai netaps kaltinamąją iš... Panašu. Panašu. Na, yra tam tikra praktika ir visi daug mažoje orientuojasi. Tikėjimas. Aš žinau, čia tikėjimas, pasakysiu dabar žiauriai. Ponas Jakelaitis, aš tikiu, kad yra žmogžudys. Nuo mano tikėjimo, ar kas nors jį pasodins į kalėjimą? Ne. Įtariu, kad ne. Tai va čia yra tas pats, visiškai. Tas tikėjimas, jeigu aš neturiu įrodymų, tai tu tikėti esi laisvas, ko nori. Bet jeigu mes esam susitarę, kad mes esam valstybė, kurioje turim tam tikrus susitarimus ir kad vis tik tai pagrindinį principinį dalyką, jeigu neturime kitokių įrodymų, faktų, kad mama negali auginti vaiko, ką visą laiką kartoju, jeigu neturim kitų įrodymų ir faktų, tai tada yra vaiko teisių konvencija. Dedame ją ant stalo ir sakom, vaiko prigimtinė teisė gyventi su kuo? Su tėvais. Viskas. Taip, vienas miręs liko vienintelis. Mama, ar ne? Mama. Ir toj vietoje turėtume dėti tašką. Visas pasaulis civilizuotas dėl to jau susitarė seniai. Visas pasaulis ne vieną tokį incidentą yra išgyvenęs. Ne vieną. Jūs žinot, kas domisi tom istorijom, žino, kiek tokių incidentų išgyventa ir civilizuotas pasaulis visada padarė tą patį. Grąžino vaiką mamai. Su vienokiais ar kitokiais nuostoliais. Tai šiuo atveju tas veiksmas, kurį vykdo toliau Venckai, tai rodo nepagarbą didžiausia, kur man baisiausia, tai aš galiu padėti įstatymus, bet nepagarbą tam pačiam vaikui. Nu, negalima uždaryti kalėjime, uždaryti patalpose, uždaryti vien tarp suaugusių, apriboti bendravimą su vaikais ir visus kitus dalykus. Na, šiaip turėtų pakankamai keistai turbūt jaustis, ar ne? Vaikas, jo kieme, koncertas... Nežinau, bent normaliai vaikai taip turėtų keistai jaustis. Nu, imkime mano kieme vyktų koncertas. Aš visai tikiu, kad gali tokios Venckienės vaikas bijoti, gali šalia jos bijoti kalbėti jau, gali turėti visokių baimių, nes tai yra prigrasinta, ko gero, nes jos, kai jinai kalba eterį, jinai kalba labai piktai, aš netikiu, kad žmogus taiga persiverčia įėjęs pro duris ir tampa tuo švelnuku, taip sakant, ir labai švelniu žmogumi. Man sunku tuo patikėti. Va čia tegul mane įtikina, aš kalbėsiu kitaip ir aš matysiu kitą vaizdą. Kol kas manęs vis per tiek laiko nesugebėjo įtikinti. Aš nemačiau to švelnaus žmogaus. Aš mačiau gana visada agresyvę kalbą,
labai arogantišką elgesį ir visišką nesiskaitimą tiesiog su kito žmogaus nuomonė. Labai piktus dalykus aš matau. O tų teigiamų dalykų labai sunku surasti toje vietoje. Tai ką mes auginame? Aš šitoje vietoje aš vėl grįžtu prie vaiko. Tai, kas tęsiasi, mes neleidžiame vaikui normaliai augti. Mes atimam iš jos vaikystę, galų gale. Mes atimam vaikystę. Kas už tai atsakys? Už šitą cirką, kurį dabar išdarinėja Kedžiai su Venskais, kas atsakys už tą situaciją, kad kai jau jinai suvoks, kad jinai neteko vaikystės, o tai atsitiks ne taip toli, už kokių 4 metų, kai jinai pradės pati logiškai mąstyti, 4-5 metų, ir kas tada, kai jinai šitą klausimą užduos, o kur mano vaikystė, kas už tai atsakys, vėl visi skėsčiosim rankom. Tai vieną kartą reikia pasiryžti. Tai, kaip aš sakau, nustebėkime Stankūnaitę, visą laiką šalios pastatykime, jeigu manom, kad jinai kažkuo tai prasikaltus ir jinai negali auginti. Stebėkite, tai yra vaiko teisų apsaugos tarnybos, kurios tą ir daro su kitais vaikais. Jeigu įtarimai kažkokie kyla, stebi, žiūri, persekioja tas pačias šeimas ir kai jau mato, kad ta situacija grėsminga, atima vaiką. Tai ir vėl tą patį padarykim, jeigu ta situacija, bet gal jinai puikiausiai su viskuo susitvarkys, dabar mes filosofuojam. Jinai neturi kur gyventi, jinai turi apsaugą, jinai turi ten, ar turi jinai darbą. Mes visur filosofuojam, pirmiausia, mes duokime, nutraukim tą grandinę, leiskim joms pradėti normaliai gyventi ir tada galėsime pradėti spręsti jau kitus dalykus, kaip reabilituoti, kaip mamai stotis ant kojų ir visus kitus dalykus ir tada matysim, kieno tas ryšys, švelnus, tikras, kupinas meilės ir visų kitų dalykų. Šiandien to nėra. Nei vienoje, nei kitoje pusėje. Viena pusė dėl to, kad negali to duoti, nes užsijėmė viena pusė koncertais ir savo, taip sakant, situacijos tos viešinimu, kaip gražiai pasakėt, vėliavos laikymu. Kita pusė dėl to, kad tiesiog negali kitos, sakysim, bandymo parodyti, kad jinai turi šilumos, negali netgi prisertinti. Ir sistema nepadeda, arba nenori padėti. Na, ponia Vaicekauskienė, teismas yra pasisakęs, kad prievartos prieš vaiką naudoti negalima. Ir suprantu, kad tai yra, tam tikra esminė sąlyga, ar ne, to teismo sprendimo įvykdymo. Ir kas tada? Jeigu mes susidursim su situacija, vėl matysime ekrane, ar tiesiog sužinosime, kad ten mergaitė kategoriškai priešinasi. Ir kas tada? Matote, vėlgi tas pasakymas kategoriškai mergaitė priešinasi, kas tai yra. Nes imkime patalpoje, kas yra, ar ne patalpoje, kliūčių šalinimui yra pasitelkta policijos pareigūnai, tai yra jų funkcija. Mergaitės paėmimas ir perdavimas mamai yra vaiko teisų apsaugos specialistų funkcija. Ir aš manau, tokios problemos neturėtų kilti. Svarbiausia, kad aš bent suprantu, gal psichiatras pasakys daugiau, kad toje patalpoje neliktų tų žmonių, kurie ir kelia tą įtampą. Jeigu matėme iš tų filmuotų kadrų kovo 23 dienos, tai ten triukšmą kelia ne policijos pareigūnai, ne vaiko teisų specialistai, ten kelia Venckienės aplinkos žmonės tą triukšmą ir tos situacijos aštrinimą. Bet kuriuo atveju dabar turbūt realizuojant teismo sprendimą turėtų dalyvauti ir pati Venckienė. Jis turėtų būti vykdomas tuo metu, kai yra ir globėja, ir motina, visos pusės, ar ne? Tai aš abejočiau, ar motina turi dalyvauti. Galvojat, kad motina apskritai net ne... Tai yra intervencinė procedūra, tai nėra koks nors dviejų maloniai tarpusavėje bendraujančių žmonių pasitarimas. Ir aš labai keliu didelę abejonę, ar ten turi dalyvauti mama. Kam? Mama yra lygiai taip pat emociškai pažeistas žmogus šiuo metu. Kaip lygiai galvoju, kad ir Venckienė yra jau emociškai pažeistas žmogus ir jai tikrai ne emocinėmis kategorijomis mąstyti, o racionaliai jau darosi visko toliau, net viešoje erdvėje matosi, kad vis sudėtingiau mąstyti ir pateikti racionalius argumentus, yra daugiausiai vadovaujamasi emocijomis, to, ko reikia tiesą sakant miniai. Ir
Šitoj vietoje aš manau, kad čia mano asmeninė pozicija, mamos ten neturėtų būti, pačiame viduje. Jau faktiškai tiek, kiek buvo įmanoma bendrauti mamai ir kitiems visiems normaliai, aš šiandien išgirstu, kad vėl gavo prašymą, normaliai žmonės prašo, atiduok, perduok, įvykdom ir mes to vietoje baigiam. Tai jeigu mes darome intervenciją, tai aš čia žiūriu kaip gydytojas jau. Kartais gydytojams, kaip sakau, medicinoje irgi tenka daryti skaudamus dalykus, vaistus skaudžius leisti į užpakalį, tam, kad žmogus pasveiktų. Kartais tenka daryti operacijas, kartais tam, kad išgelbėtum gyvybę žmogaus, tenka nupjauti koją. Tai šito vietoj gal skamba žiauriai, bet aš pasakysiu taip, prievartos prieš vaiką ten taikyti tikrai nereikia. Bet kuris trukdys paimti vaiką, tai prieš jį kodėl negalima taikyti jėgos struktūrų, smurto, ne tai kad smurto, bet tai yra panaudoti jėgos, aš nelabai suprantu, nes tai yra žmonės, kurie priešinasi įvykdyti tą valią, kurią ateina vykdyti oficialiai. Oficialiai galiotas pareigūnas, oficialiai galioti asmenys, tai yra ko gero policija. Ir šitoj vietoj aš labai sunkiai, aš sakyčiau taip, pasauliniai praktikoje ko gero ten mamos neleistų į tokią situaciją. Kągi, ačiū Jums, kad vykot pas mus į laidą. Dėkuoju už pokalbį. Dėkui žiūrėjusiems. Kita laida Lietuva tiesiogiai rytoj tuo pačiu metu. Gero vakaro. Iki.